dažniausiai ar ne apie 8 ar pusę 9 mes būname mokykloje. Ir turime tą dieną. Diena gali būti labai įvairi, nes pradinio ugdymo mokytojas turi tiek lietuvių kalbos pamokas, tiek matematikos, pasaulio pažinimo pamokas. Tai niekada nežinai, ką tą dieną paruoš tiek mokiniai ar ne, kokia jų bus nuotaika ir gali pasisukti visos pamokos labai įvairia linkme. Esu pagal išsilavinimą ir darbo patirtį pradinių klasių mokytoja ir anglų kalbos mokytoja. Tai dabar man labai patinka perteikti savo patirtį, vėl ją permastyti kartu su studentais, išgirsti jų patirtį, jų išgyvenimus. Ir taip mes kartu mokomės vieni iš kitų. 4 studijų metais įsitraukiau į tarptautinį projektą Disco Plus, kuriame dalyvauja Lietuva, Prancūzija, Italija, Ispanija, Nyderlandai, Vengrija bei Rumunija. Tai tikrai kontekstas ir patirtys yra labai įvairios. Pati projekto esmė yra sužinoti kuo daugiau apie įtraukųjį ugdymą ir apie STEM metodikas. Nors 4 kurse yra tas nusistovėjęs stereotipas, kad rašome bakalaurą ir vos nedaugiau nieko, tai tikrai ne. Nes aš būtent 4 metais pradėjau tame projekte dalyvauti kaip studentė, o dabar jau šiais metais tęsiu savo vaidmenį kaip mokytoja praktikė. Tarptautiškumas mokytojo darbe tai tikrai yra privalomas galbūt net dalykas, nes jeigu mes žiūrėsime tik tais, kas vyksta pas mus, mes niekada negalėsime augti aukštyn. Nors kurti geresnę ateitį, turbūt. Nes mes kaip mokytojai, mūsų vienas didžiausių indėlių yra į vaiko asmenybės raidą, tobulėjimą, į mūsų tiesiogiai ateitį, nes mes prisiliečiam prie mūsų ateities kartos. Mes siūlome taip pat mūsų programoje tapti tarptautinio bakalaureato sertifikato tokiais turėtojais. Ir čia mūsų studentai turi galimybę pabaigus studijas taip pat dirbti visame pasaulyje, mokyklose, kurios turi tarptautinį bakalaureatą būtent pradinėse klasėse. Kodėl skirtingos šalis, kodėl Skandinavija, kodėl galbūt Belgija? Nes vėlgi mūsų švietimo sistema bei Skandinavijos šalys ypatingai pasižymi stipria šia vieta ir norėjau savo, kaip būsimai mokytojai, pamatyti kuo daugiau įdomesnių mokymo metodų, įdomesnių patirčių, pačių mokinių.